Nu ką, Hebra, grįžtam jau į antrąjį šiandien dienos žaidimą. Ir iš tikrųjų, jo, ir kaip tik laiku suskambėjo tas skambutis mūsų, kad 2 minutės ir ką, lygiai jau 9 valandą prasideda pas mus antras mačas. Aišku, vėl dvi komandos iš Lietuvos. Ir kovojasi pas mus Electronic Grizzly prieš Silverius. Na, iškart galiu pasakyti, kad Electronic Grizzly tikrai jau seną laiką žaidžia. Nu, galime pasakyti apie 4 galbūt ar 5 mėnesius. Na, aišku, keitėsi dar 1 ar 2 žaidėjai, bet kaip CSGO komanda, tai man atrodo kažkaip tai tiek egzistuoja. Na, o Silvers būtent nesenai susirinko, galbūt apie mėnesį tik treniruojasi, bando irgi žaisti tą CSGO mūsų žaidimą. Na, pažiūrėsim. Aišku, Knife Roundą, kaip matot, laimėjo Grizzly ir jie pas mus gynasi, no, būtent Silveriams tenka pulti. Nu ką, labai patinka, kad Silveriai, kad ir jie naujokai, bet jie stengiasi ko profesionaliau žiūrėti apskritai CSGO sceną, užsimetė net gražiai visi 5 savo avatarus, visi vienodi, tik aišku, nickname'ai, kiek mačiau, ten skiriasi, įdomus visai toks logotipas. Nu, aišku, čia kaip pradžio visada toks offensive info. Bandoma pristatyti komandos tie, kurie nepažįsta. Nu, iš tikrųjų, čia nėra rimtai tokį prisistatinėt. Neuždėsi 10 centų, dabar kainuoja 1, 2, 3, nu va, 10 centų. Nu va, 10 centų parėjo į sąskaitę. Na ir turėtų čia easy skins, aišku, būt, kaip visi mėgsta tą frazę naudoti, easy skins, to labiau, kad Silveriai žaidžia už puolimą. Čia tikrai labai sunku bus, o Electronic Grizzly... Nepaisant to, kad žaidžia už puolimą, kiek ta Silvers komanda, kad žinau, kad jie tikrai treniravosi ir stengiasi žmonės, na, padaryti kažkokį progresą savo žaidime, bet bet kokiu atveju yra pranašesni, nors aš būtent sargu už Silverius, nu bet ką... Aš irgi sargu už Silverius, už tai, kad jie, nu, žiūri irgi rimtai tą CSGO sceną, bando irgi kažką daryti, žaisti, vat, irgi kaip ir minėjau apie logotipus. Mačia dėdės prieš vaikus žais. Koks skirtumas, ta prasme, kiek tiem žaidėjim yra metų, nu, nes patys žaidėjai gali žaisti geriau už jūs. Taip, čia kaip praeitą LANą, kai buvo GGVP Pro LANas Klaipėdo, irgi grinai vaikų komandų, man atrodo, atvyko į LANą ir gana normaliai žaidė. Nesvarbu, kiek ten jie metų buvo, kaip jie atrodo, bet žaidžia tą CSGO irgi stengiasi. Dabar Fulvai, man atrodo, vyks ir kaip matau, kalbėjom Hangoveris, mirė nuo kažko, bet net nepastebėjau. Nu, čia 3 raundai pradžios, nėra ką rimtai ten ir kalbėti, jo. Ravana vis dėlto 90 nusipirko. Jo, Ravana. Kaip norisi kažkaip kitaip vadinti, bet Ravana. Na, iš tikrųjų, Electronic Grizzly, tai komanda tikrai visus nikai man matyti, tai va, būtent Haidas, GFRL, SP, LTC ir Hankoris. Na, iš tikrųjų, Silvers komandos, kaip matom, Ravana, Mindė, Norbis, Mince ir Kenny. Norisi vadinti Kenis, bet kaip matot, Kenny. Na, vyksta šiek toks apsišaudymas bananai, iš tikrųjų Hangoveris padarė antrą kilą ir nuėmė. O, čia tai labai gražus flešas. Jo, ten 2 flešiukai tokio nesveiki, mačiau, užmetė ir viską tiesiog. Viską sutaškė. Ir kągi, kol kas užsuksiuos į tą mūsų legendinį chatą, biškelę pažiūrėsiu. Linkus galit postinti kuo, tai jeigu dar nėra jokios linksmingos informacijos ir, ta prasme, visokia nesąmonė, nu patys. Nes iškart time out and go away. Ir vėl ruošiasi bananą ir tiesiog, kad vis jau spaudžia Silverius. Na, žinau, kad čia... Nieko nelaukdami. Ar nebus čia iš vis 16-2, nu čia laiko klausimas, bet norėčiau... SP nusipirko Zeusą. Jo, tai mačiau. leidžia taisyklės? Man atrodo, galbūt ir galima. Na, čia reikia žiūrėti taisyklės. Man iš jau kažkokia nesąmonė. Jeigu leidžia servas pirkti, tai neleidžia, kad galima jum pirkti. Jo, bet čia reikia žiūrėti apskritai taisyklės, aš nežinau. Nesigilinkim, kadangi visi mėgsta laužyti taisyklės, ypač kai kurie žaidėjai iš Grizzly komandos. Jo, ir galima baninti. Ir Minė pasidarė antrą kilą, aišku, padeda savo komandai bent šiek tiek.
Nu, tai esmė dabar sus... Ir Govris išlenda iš pomžyno ir tiesiog nušauna minę, kuris stovėjo balkonė savo name. Na, aišku, gynyba... Egrizai nieko nelauks. Jo, mano tada... Jie patys pradės rušinti galiausiai, o tiesiog kuo greičiau sužais šitą mečą. Iš tikrųjų, dar vieno kovikį. Na, jeigu čia labai greitai sužais, tai spėsim galbūt dar vieną pažiūrėti kovikę. Ten Draxas žais. Vat norėčiau pažiūrėti, kaip Draxas žaidžia su savo low experience komanda. Bet sakau, jeigu spėsim, jeigu čia ilgiau užtruks, tai tada nežiūrėsim. Ir mane minusuoja Hangoverį, kempindamas savo respekį, taip 1.6 laikų Titanike. Taip. GFRL minusuoja Mince. Mince. Įdomu. Mindė ir Mince, taip, du panašų žaidėjai, tik vieną raidę. Trūksta, tai yra keičiasi. Na ir taip, kol kas situacija, aišku, 1-2, 20 sekundžių, to labiau 14 laifų ir čia, man atrodo, jau pabaiga, 6 raundas. Mes tuo pačiu metu tą patį sakom visada. Gal tu nestreamink? Ne. Gal tu nestreamink? Ne, čia žinai kaip reikia, kaip aš sakiau, vat, normaliai, vat, normalus du kompai, apskritai, galbūt ir vienas, bet kad būtų du monitoriai. Ir vienoje vietoje. Nes dabar šiek tiek per atstumą kalbėti keistoką, bet na, vis tiek mes tengiamės ir važiuojam jau į 7 raundą. Nu kągi, čia apsiperka. Silveriai nedaro eko, iš tikrųjų perka vis tiek ginklus ir norėjau pasakyti, bet nosis Petrika, Silveriai daro tą pačią klaidą kaip ir Kekšiai, jie arba lenda po vieną, arba jie tiesiog nerušina ir laukia iki kokių 30 sekundžių, tik tada prasideda kažkoks veiksmas. Taip. Na, iš tikrųjų nereikėtų to daryti Inferno metą, dėl to, kad net ir prieš Egrizlius įmanoma tikrai prarušinti, jeigu komanda susižaidžia, sumėto granatas, kurias reikia. Ir tiesiog pradeda galvoti ir žaisti komandą, nelenda po vieną, nesifragina ir taip toliau. Taip, ir ką aš dar iš tikrųjų dar pastebėjau, kad nežaidžia mūsų legendinis Hubis. Kodėl jis nežaidė? Jis turėtų žaisti. O aš Silveras komanda, bet kaip matau, kol kas RVN pakeitė Hubį. Nes turėtų vat Hubis irgi žaisti, galbūt su juo būtų paprasčiau žaisti, bet kaip ir sakė Norvis, kitą savaitę turėtų jis galbūt irgi atsirasti ir ten jau paprasčiau bus. Nu, tame prasme, visai kitokia komanda prieš visai kitą komandą žaisti, tai gal bus geriau. Nes jie tikrai žino, kad ta Grizzly pirmo kovikė su jais žais ir čia tikrai bus oh my god. Nu, kaip matot, kol kas 7-0. Kaip sakant, galima buvo tikėtis, bet dar kartą pasikartosime. Silveriai yra ta komanda, kuri tikrai treniravosi ir net žaidė prieš mumis su Inox. Na, jie iš tikrųjų yra šaunuoliai, kad jie bent stengiasi, kad jie dalyvauja. Man atrodo, dalyvavimas yra visų pirma svarbiausias. Čia kaip ir pirmas žingsnis į tą CSGO. Ne tai, kad į Lietuvą, nu, Pabaltijos iš karto turnyrus. Apskritai, į Lietuvos visų pirmą sceną ir po to Pabaltijos. Vėl norėjo išrušinti midą į bananą, bet dėja, krito ir tuo pačiu apsikeičia vėlgi kiuliais. Lieka 4-4 ir na, veiksmas eilinį kartą banane. Tikriausiai mes dar ne kartą pamatysim tai. Jo, nu čia matom į nugarą apeina Hangoveris. Tiesiog minusuoja du žaidėjus. Na ir jie tiesiog dviesi dabar lieka. Mindė galėtų vat judėti į A-plantą, tai A-plantas dabar tiesiog tuščias, o jis pas mus kažkaip tai laukia. Vat galėtų laisvai nueiti dabar į A-plantą. Nu jo, matosi komandas. Tiesiog galbūt tas jaudulys, kad noris vis dėlto laimėti. Ar bent jau kažkiek raundų paimti prieš tokią komandą, kuri tikrai žaidžia ne pirmą kartą kartu. Na, bet... Ir tikrai ne Pabaltijos vien scenai. Jie žaidžia ir už ribų Pabaltijos, bet sakau, jiems reikėtų visų pirma kažkaip tai išmokti daugiau komandiškai, arba bent jau, jeigu komandiškai reikėtų šnekėti teisingą informaciją, reikalinga, kaip sakant, tik informacija, nereikia ten off-topic. Maždaug nusikeikia ir viskas. Taip, dažniausiai taip ir būna, ypač
lietuviai, kai mėgsta taip žaisti, tai dažniausiai taip ir būna. Nu ką, kol kas, vat, RVN, minuso LTC, to pačiu Norvis Haida ir jau situacija 3 prieš 3. Galėtų kažką nors sumastyti rimtesnio, bet kaip matot, vat, trūksta to. Aš taip tikėjausi, kad jį iš tikrųjų nušaus, bet jo to nepavyko padaryti ir Norvis lieka vienas, kuris yra labiau savapo. Žaidėjų. Op. Turėjo dabar nuimti Espį. Bandys nepapjaut? Ne. Nereikia Espį pjaut. Nu, man atrodo, negi papjaus, come on. Fuck. Mano... Jo, papjaunu Norbį. Ir mano mėgstamiausius efektukas. Oi, ne šitas, sorry, hebra, va šitas. Gerai, važiuojam jau į 10 raundą. Nepaisant viskas, Silveriai vis tiek perka ir šiuo metu matau po 90, AVP, Skautą, Galilą ir Dyglą. Oi, kaip man patinka tas efektukas. Gerai, ant kovrės jo nuėmė min ace. Norėjo mini ace sakyt. Mince. Ir kągi, mąstys vėlgi į bananą, o bananė vis tiek GFRL čia žaidžia, LTC. Jau su svagu tiesiog kapojasi. Jau norėjo vėlgi, man atrodo, pjauti kažką. Ir vienas tiesiog mindė lieka prieš 4 žaidėjus. Jis tiesiog... aš galvoju, bananė visgi pasiliko, smokį sėdėjo, bet dėja. Prie TRS pajau. Ir 10-0. Nu, pažiūrėsim. Jeigu pažiūrėsiu laiką, 10 minučių. 10 minučių kaip vyksta apskritai. Ko vykia? Vienas raundas, 1 minutė. Jo. Tai galbūt ir spės greičiau sužaisti, nes apskritai Draxas su savo low experience komanda turėtų žaisti pusę 10 tik. Na, pažiūrėsim. Nes, žiūrėjom, pirmą kovą, antrą, kažkaip tai viskas čia greitai. Per mažiau nei valandą, galima sakyti, streamės. Na, ir jam pavyks pirmą kartą prarušinti. Nu, šiaip ne taip pavyksta, bet... Bet jie neturi C4. Jo, neturi C4, kažkaip čia failas. Bet jau jam pavyko iš tikrųjų prarušinti, tai iš tikrųjų, manau, tai yra tikrai... Tai yra pliusas. Jo, čia pliusas vis tiek, jie bando kaip prieš tokią komandą vis tiek paralušinti. Oh my god, nu come on, gana pjauti šitą žaidėjas. Oh my god, hebra. O, Jėzau. Gerai, ką čia 12 jau raundukas. Na, bet aš tikrai tikėjusi plius minus, kas toks rezultatas, sakiau. Jeigu taip, čia būtų žiauriai stipriai, jeigu 7 raundas paimtų Silveriai. Bet, kaip matom, 11-0. Galbūt visgi ne jų labai jau toks ir žemėlapis. Galbūt tikėjusi daugiau žaisti Dūsto antrą. Na, toks defaultinis žemėlapis, galima sakyti. O, minėjus. Ankoveris tiesiog sutaškė su savo skautu. Ir rezultatas, jo. Situacija. AVP, 2 kalašai, P90, kažkoks mašingunas ir MP. Dabar... Nagyjevas, kaip nors sako. Jo, Nagyjevas. Mėgstu. Ir vėlgi spaudžia Haidas būtent namą, bet... O, papa! GFRL, come on, davai, pirmą raundą, prašau, pirmas raundas, pirmas žingsnis. Na, prieš tokią komandą aš suprantu. Man atrodo, net nesupranta, kur tie žaidėjai yra. Jie tiesiog galėtų Silveriai greičiau padėti C4, nes... Na, yra laiko vis tiek padėti C4. Kad laiko yra, tai taip, bet GFRL tiesiog gali greičiau susigaudyti, negu jie padės C4. GFRL galėtų dabar nueiti į virtuvę, paimti obaliuką, dar ateiti ir galbūt paimti raundų, bet nemanau. Ir Mindė su 20 HP, Ravana su 36 ir Norbis full HP. Bet vis tiek turi šansą GFRL. Taip pat full HP, bet... Tai va, ar sakau, dėl to viskas yra... Ar yra toks taiklus kaip... Op, Ir pirmasis raundas iš tikrųjų. Pirmas raundas tikrai, kaip ir pirmas žingsnis. Taip, iš tikrųjų šaunuolį yra. Kaip aš sakau, mano manimo dalyvavimas, kad yra ta pirma vieta, kad... Neburbėta tiesiog sudalyvauti, vis dėlto nemokama registracija buvo. Nes kai kurie sakė, tikrai dalyvavo ir jų net nėra sąrašuose. Nu, aišku, čekino žmonės net nemoka padaryti. Nu, čia tai tikrai sensacija.
Nesuprantu tų žmonių, kai vat sako, palada, ar papasakot apie tą čekiną, kad vat žmonės pasakoja, kad net nebuvo pranešta apie čekiną, iš tikrųjų tai čekinas visada vyksta, kai registracija uždaroma. Ir tada čekinas pareina tikrai čekinas, nes kiekvienam, jeigu aiškinti, tai čia nesąmonė. Patys turi suprasti, kad čekinas po uždaromos registracijos. Na gerai, žiūrim toliau ir kaip matom. Arba interneto tiekėjus nekeitėt, nes tam žiūrus frame dropas. Jeigu čia dėl laginimo streamo, tai iš karto galim pasakyti, Hitboxas yra beta versijoj, tai čia vien dėl to labai gali laginti. Pavyzdžiui, man asmeniškai dabar nelagina visiškai. Nežinau, bet man asmeniškai tikrai nelagina. Ir čia tikrai ne dėl mūsų interneto, būtent dėl Hitboxo beta serverio. Čiagi viskas tas pas kaip Twitch'e. Nes malas liežuvis. Čia sakau, viskas kaip Twitch'e, tik pakeisti porą dalykėlių, kurie reikalingi Hitboxai. Bet vis tiek beta versija, tai beta versija yra beta versija. No. Bet tikrai jis ne visiems yra, kaip sakau, man tikrai nėra. Man tai būna 1 sekundę pats ringa ir po to atsigauna. O papa, minėjais. Minusuoja tiesiog su teku. Haidam. Ir varom toliau, vat. Rašinėja. Aš tai sakysiu, Minėjasis norisi sakyt. Žmogus vat rašo, jokio čekino ir nebuvo, net emailą visai, nei vieno tipo message'ų nebuvo. Tai reikia emailą absoliučiai visą tikrinti, nes gali message'ą nukeliauti tiesiogiai į spamą. Aišku, dažniausiai lietuviai labai niekur niekada nežiūri, iš ką spaudžia delete, tai jūs kada nors taip ir Windows'us ištrinsit. Nieko neskaitot, nieko atidžiai nežiūrit. Kaltinti žmonių, kurie nemoka naudoti savo emailų. Nu, bet emailų. Žaidėjų ir komandų problema, kurie nesugebėjo padaryti čekiną. Ir žmonės nebekaltinkit mūsų, nes mes net nesame administratoriai. Mes kiek padarėm, tiek mes pareklamavom būtent savo grupiai, Steam, ir tie, kas nėra prisijungę, tai yra ne mūsų problemos. Čia jau irgi ne mūsų problema. Ir čia pakankamas didelis off-topikas. Galbūt ir ne toks didelis, kaip čia pasakius, nelabai patogus tas čekinas, bet užsienį daug kas daro per emailą čekiną. Tai iš viso 1 valanda yra duota, pavyzdžiui, kaip ESL ir jūsų niekas nelauks. Viskas, 1 valanda nepadaro čekiną, nedalyvaujat. O čia buvo, sakykit, 3 dienos duotas, nu tai atsiprašau žmonės. Ar jūs išvažiuojate į Palangą, ar jūs išvažiuojate į kaimą, tai yra jūsų problemas, ne mūsų. Jo, jeigu lyderis nepaliko jums emailo su passwordu, tai SOZ. Čia jau nesusitarimai. Edavai gal ir maladėts, kad mėgina, bet tikrai tas sait neparuoštas, nors jūs sako, treniravosi. Mes sakom, kad treniravosi, nes jie tikrai padarė, bet jie galbūt nesitreniravo per daug Inferno, ten kažkokius specialius žemėlapius. Mes to nežinom, mes tiesiog matėm, kad jie tikrai treniravosi. Jo, jie tikrai žaidžia. Ir čia matau, net Hubio nėra, tai... Jo, dar vieno, kaip sakant, lyderio beveik nėra. Komandos galima ir taip irgi vadinti, kuris nežaidžia šitoj kovoj. Būtent iš Silveras komandos. Nu ir ką, 14-1, jo. Bet taip, jūs... Jūs patys žinojo, kad tą Grizzly laimės, tai čia... Mes nieko prieš tai neturim, tiesiog mes būtent palaikom Silverius, tai yra mūsų nuomonė ir kiekvienas laikosi savo nuomonės. Taip, aš, nu kaip čia pasakius, 14-1 Grizzlius ar taip žinau, kaip ten kas ir kas vyksta, o Silveris vat norėčiau pamatyti, kad kaip jie žaidžia apskritai. Ar jie atėjo šiaip padurniuot turnyrę, ar jie tikrai nori. Kaip matosi, jie tikrai nori kažką siekti, tikrai jie žaidžia, o ne šiaip atėjo padurniuot turnyriukę. Na ir kad vat pirmas žingsnis yra tikrai gerai, kad jie bent jau dalyvauja. Viskas galbūt vėliau tvarkoj bus, kai jie žais. Dažniau svarbu, kad nepasimest. Ir to labiau ne komanda, kaip sakant, neuždaryt. Nes dažniausiai Lietuvoje yra toks dalykas, kai sužaidžia vieną turnyrą ir viskas. Bye bye. Žaidžiam toliau matchmakingus, įsiskirstom ir bele ką darom. Nu ir ką? Ar tau tikrai verta aiškinti dar apie tą čekiną, kai kokia nors pirmokui? Ar tu tikrai esi tiek, atsiprašom, burnas ir nesupratai, kad kiekvienam turnyre dažniausiai būna čekinas, jeigu, tarkim, jisai yra nemokamas? Tai
pasibaigia registracija, vyksta čekinas. Taip. Ir kaip sakėm, mes kur mums buvo patogiausia, mes ten pareklamavom. Ir tai nėra mūsų problema, kad, pavyzdžiui, kažkurie žaidėjai nėra prisijungę prie mūsų Steam Community grupės. Mes tikrai nesiruošim kiekvieno gaudyti atskirai, todėl kad mes esame pagrindė tik streameriai, o ne ir kažkiek pagalbininkai, o ne kažkokie administratoriai šio turnyro. O jeigu sumokėtų pinigus, tada jo, būtų galbūt ir kitaip. Bet vis tiek, aš, kad ir už pinigus, nelabai ir galėčiau ir norėčiau, nes vat būtent kestint norisi, o ne sukti tą vat turnyrą. Nu ką, 15-1 ir turėtų būt, manau, 16-1, nu pažiūrėsim. Ir iš tikrųjų 10 minučių iki kitos kovos. Na, not bad. Per 20 minučių tiesiog sužaidė šitos komandos. Matau, net nusipirko skautą pas mus Mineisas. O visi kiti su peistulkiam, na ir aišku MP7. Nuėmė tiesiog skautą dabar ir aišku turėtų imti jau 16 raundą, bet 16-1 yra žingsnis vis tiek pas Silvers komandą. Tuo labiau, kad jie žaidžia prieš tokį. Ne, tai čia aš mačiau, kad tai yra vienas iš žaidėjų. AFK. Ir 16 raundas yra. 16-1. Ir galim žiūrėti jau kitą, kaip ir ko vykia. Low experience ir, man atrodo, dar prieš ką jie žais. Galbūt, man atrodo, jie žais prieš tos pačius Grizzlius. O čia tai bus nice. Gerai, kol kas disconnect. Einu sužinoti naujienų. Ir tada tikrai jau pasakysiu, kaip ten kas. Kaip ten kas.